Sveikas, kaip nekeista, tu dar gyvas. Sveikas. Sveiki gerbėmėjai. 18. 2026 metų savaitė, 61 mūsų susitikimas. Kaip matome iš skaičiaus 61, mes šiek tiek pakalbėsime apie Egiptą. Tiksliau apie kanalą. Pradėsim nuo to, kad 1859 metais Paryžiuje įkurta visuotinė Sueco kanalo bendrovė. 44% akcijų priklausė Egiptui, 53% Prancūzijai ir dar 3% rusams, austrams ir taip toliau. Pagrindinis kapitalas buvo 200 milijonų frankų. Sueco kanalas atidarytas 1869 metais. Ilgis 193 km ir dar 300 metrų. Ir tai smarkiai sutrumpindavo Britams kelionės iš Londono į Indiją. Sutaupydavo beveik 9000 km. 1875 metais Egipto vicekaralius už skolas pardavė savo akcijas Didžiosios Britanijos vyriausybei. Šiaip prancūzų pinigai buvo nevyriausybiniai, o privatus. Dar reikėtų pasakyti, kad Britų okupacija Egipte truko nuo 1882 iki 1922. Labai įdomu, nes mandatas buvo toksai sutartas su osmanais arba su otomanais. Nuo 1920 iki 1948 Didžiosios Britanijos mandatas buvo Palestinoje. Tai yra, Palestinoje buvo labai rimti, kaip sakant, Britų interesai. Mandatas nustojo galioti 48 metais ir iš karto, kai nustojo galioti Britų mandatas Palestinoje, Izraelis paskelbė nepriklausomybę. Vyko karas. Ir arabai puolė, ten, kaip sakant, buvo derybos, buvo atsiųsti jungtinių tautų stebėtojai dėl ugnies nutraukimo. Ir per ugnies nutraukimą Izraelis gavo ginkluotės iš Čekoslovakijos, lėktuvus ir taip toliau. Nes Sovietų sąjunga vis dar galvojo, kad galbūt Izraelį pavyks palenkti į savo pusę. Kada reikėtų pasakyti? 1952 Egipto revoliucija. Karalius Farukas nuverstas ir perversmą padarė Gamal Abdel Nasser, kuris buvo prezidentu nuo 1954 iki kol numirė 1970. Kalbant dar toliau, nuo 48 iki 56, ties 56 mes šiandien pabaigsim, buvo labai nemažai žydų išpuolių prieš Egiptą. Pasienio postai, apšaudymai. Mošė Dajanas, mes prieisim prie jo, sukūrė specialios paskirties dalinį būtent naktiniams reidams. Vadinosi 101 vienetas. Ir Egiptas, vėlgi tą pačią Čekoslovakiją, užsipirko iš Sovietų sąjungos ir tiesiai iš Sovietų sąjungos labai nemažai ginkluotės. Ir iškilo klausimas, kad jeigu mes norime atsiimti Sueco kanalą, nes 56 buvo nacionalizuotas Sueco kanalas. Ir tos nacionalizavimo įtampos buvo dėl įvairių priežasčių. Tai yra nuolatiniai konfliktai ant sienos, operacijos, kaip, pavyzdžiui, Juodoji strėlė, kai Izraelis užpuolė Gazos ruožą, kuris tuo metu priklausė Egiptui. Ir kadangi Egiptas šiek tiek flirtuoja su Sovietų sąjunga, Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė nustojo finansuoti Ašvano užtvanką. Tarp kitko, už Ašvano užtvankos yra ežeras pavadintas Nasero vardu. Labai įdomu. Prezidento vardu pavadintas ežeras. Taigi, kalbant apie Sueco kanalą, buvo svarstoma, kaip jį atsiimti. Nes Britai daugiausiai laivų praleisdavo per Sueco kanalą ir jie nenorėjo, kad Egiptas jį valdytų. Prancūzai norėjo atgauti kontrolę, nepaisant to, kad Egiptas žadėjo akcijas išpirkti ir viską sumokėti. Bet kai Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė nustojo finansuoti Ašvano užtvanką, tai buvo viena iš priežasčių,
kodėl Naseras nusprendė nacionalizuoti Sueco kanalą, nes gauti pinigų ir pastatyti užtvanką iš savo lėšų. Ir tada Britai, prancūzai ir žydai nusprendė išspręsti konfliktą jėga. Matome schemutę, kaip atrodo Sueco kanalas. Irano sąsiauris šiuo metu mūsų nedomina, bet jisai irgi yra užblokuojamas. Ir reikia pasakyti, kad Iranas pripažino Izraelį iš karto po Turkijos, dar 1950 metais. Tai yra turkai, kurie ne turkai ir persai. Jie yra ne arabai ir jiem žydų valstybė kaip ir netrukdė. Aišku, pirmoji valstybė tai buvo Jungtinės valstijos, Sovietų sąjunga biški vėliau. Tai kilo mintis susitikti Paryžiaus priemiestyje ir susitiko Britų, prancūzų ir Izraelio delegacijos. Izraelio delegacijoje buvo Davidas Ben Gurianas, Moshe Dayanas ir Simonas Peresas. Ir buvo sutarta, kad gerai, bet mes turėtumėm prieš Jungtinės tautas ir pasaulį atrodyti kaip, netokie ir plėšikai. Tai buvo sutarta, kad susitiksim ryte ir Moshe Dayanas sėdėjo tokioje viloje, sako, neturiu popieriaus. Ir tada Simonas Peresas įsitraukė pakelį cigarečių, jį išardė ir tada Moshe Dayanas nupaišė schemą, kaip tai turėtų atrodyti. Kad žydai pradeda, kanalą užima parašutininkai, tada atvažiuoja tankai ir tada Britai su prancūzais paskelbė ultimatumą, kad abidvi kariaujančios pusės turėtų atsitraukti nuo kanalo po 10 km ar mylių, aš dabar neprisimenu, į abidvi pusės. Tai reikštų, kad Sinajaus pusiasalis jau nebe Egipto. Ir aiškiai buvo suprasta, kad Egiptas nesutiks su šituo ultimatumu. Ir tada Britai su prancūzais išmeš parašutininkus ir viskas sutvarkys. Taip ir padarė iš tikrųjų. Karas truko labai neilgai, nes įsikišo Sovietų sąjunga ir Jungtinės valstijos. Tarsime, abidvi valstybės įsikišo ir puolimas šiaip pasibaigė nuo spalio iki lapkričio. Chruščiovas grasinosi atakuoti Londoną ir Paryžių raketomis. Eizenhaueris dar galvojo, galbūt Egiptas nebus komunistinė arba prosovietinė valstybė. Tai buvo praktiškai vienintelis kartas, kai Jungtinės valstijos ir Sovietų sąjunga mąstė panašiai. Bet tais pačiais metais spalio 23 vyksta Budapešto ruduo. Budapešto ruduo vyksta praktiškai iš karto